mūsų Lietuvos rinktinė krepšininkų, jau jie nuvažiavo toli į Rygos miestą ir vakare jie žais su Ukrainos krepšininkų komanda. Jo, jie išvažiavę, bet mes dar palaikyti norim ir mes pašoksim gražų šokelį. Prašau. Iškėlęs du pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtojų jau niekas neteis, juos akmens nepaleis, viskas buvo seniai. Tu per ilgai, per ramiai gyvenai, nes akijos kraujas vėl atsigaus, kaip atsigauna žalia po gero lietaus. Nesikankime medalio. Esam pasaulį tikrys milijonai, neliek savo kraujo dėl oso, nes būsim legenda, kol nepraradom vilties, net jeigu ir vėl. Tai per laidą netapom mes čempionai. Tokie jauni, simpatiški vyrukai ir dabar jie tiesiog pademonstruos, kaip reikia žaisti krepšinį. Pagrindinius judesius, metimą į krepšį, žingsnelius. Jie pasivaržys, o mes irgi labai smarkiai už juos pasirinkime. Pasirinkit ar už juodus, ar už geltonus jūs sirgsit, vaikučiai. Aikštelėje susitinka Mėnuliukų ir Saulyčių komanda. Mėnuliukų komanda ves į šitą krepšį, Saulyčių į šitą krepšį. Todėl pametimo labai reikalinga krepšininkam jūsų garsus, kas? Plojimai reikia. Ačiū! Kadangi jūs buvo tokie tikri krepšininkai, tai aš čia turiu tokius ženkliukus. Tie ženkliukai bus jums atminimui apie šią labai smagią šventę.